žmonės pradeda bendrauti, sakysime, kompiuteriu anksčiau negu pradeda šnekėti šiais laikais. Na taip, iš tiesų, taip, ja. Tai labai keičia, sakysime, kaip jie išauga, kokias vėlgi vertybės jie priima kaip svarbiausias ir panašiai. Tai ta karta tiesiog bus kitokia negu mes, tai suvokti, suprasti, jo apvaldyti, nemanau, kad yra įmanoma. Jo, ir nelabai įmanoma suprasti, kokie jie bus, iš tiesų mes negalime nuspėti. Tai, žinote, čia buvo toks irgi vienas įdomus labai pastebėjimas, ant kiek iš principo keičiasi gyvenimo ciklai. Prieš 2000 metų, sakysime, tam tikros žinios apie tai, kaip gyventi, ką daryti, kaip viena profesija ar kita atrodo, tęsiasi šimtmečiais. Tai tu, kai vaikystėje išmokai, pavyzdžiui, profesijos, ar tu esi ten, duoną kepi, ar dar kažką. Na jo, darai. tai atiduodi savo vaikams ir panašiai, reiškia, va, tas verslas, tuose šeiminiškumus išlaikydavo šimtmečiais. Reiškia, jau anais, sakysime, aną šimtmetį, tai yra 20-ame amžiuje, pasikeitė, nes iš esmės tave mokindavo, kas yra naujovės, sakysime, universiteto laiku. Tu privalėjai visą gyvenimą, sakysime, tą naudoti, bet tuo pačiu ir tobulinti tas žinias pats, nes jau negali laikyti, sakysime, vienų taisyklių. O dabar yra daugelis laiko, kad prieiname tašką, kai iš esmės, kai jau pabaigi mokslą, jau viskas ant tiek pasikeičia, kad jau tas mokslo pabaigoje tos žinios jau yra pasenusios. Tai jau mokinti žmogų kaip procesas jau tampa nebeefektyvu, nes tą, ką jau tu išmokinė, tai po 4 metų universiteto jisai jau nebegali taikyti gyvenime. Taigi vienintelė taktika yra mokinti žmogaus paties išmokti, mokintis, o ne mokinti žinių. Tai aš iš tikrųjų palaikau tokį, sakysime, požiūrį, nes manau, sakysime, jeigu aplamai tobulinti mūsų edukacijos sistemą, tai daryti akcentai ne į tai, kad mes norim perduoti žinias, kurios perdavimo momentu jau bus pasenusios, bet išmokti žmogų savarankiškai suvokti pasaulį. Aš bandžiau studijuoti Kaune metus, po to nusprendžiau, kad noriu pereiti į Vilniaus universitetą. Tai 95 metais aš pradėjau studijas Vilniaus universitete, ir kurį beveik užbaigiau 2002 metais. Beveik tai yra, reiškia, aš užbaigiau visas magistro studijas, bet nepridaviau laikų magistro darbo, kurį iš pradžio 2 metam, po to 2. Tai iki šiol, sakysime, beveik magistras oficialiai skaitausi. Na, bet beveik tai ne. Iš principo, neturite magistro laipsnio, bet turite ofisą Silicio slėnyje. Reikia save kažkuo tai, sakysim, nuraminti, jo. Tai man kažkaip tai ta formuluotė, kad beveik skamba geriau negu ne. Po reklamos žiūrėkite. Japonijos Fukušimos avarija ir kaina, kurią žmonija šiandien moka už branduolinę energiją. O Lietuvai turėtų, žinai, vis tiek kelias būti ne, reiškia, pasistatyti vieną didelį pečių, kaip aš sakau, o išanalizavus situaciją turėti sudėtinį pyragą. Pirmąją atominę jėgainę praėjusio amžiaus viduryje pasistatė Sovietų sąjunga. Tais laikais tai buvo prestižo reikalas. Kiekviena turtinga šalis konkuravo, norėjo pasistatyti bent po vieną atominę jėgainę. Tačiau ir kas galvoja apie atominės energetikos saugumą tais laikais? Pirmoji pamoka – katastrofa Černobylyje. Dabar mes su nerimu stebime įvykius Japonijoje, žinodami, kad Lietuva visai netrukus ir iš išorės ir iš vidaus bus apstatyta atominiam jėgainėm. Ar atominė energetika tikrai saugi ir vienintelė alternatyva šaliai, norinčiai pigesnės elektros energijos? Apie tai Rūta Stalionytė. Tai įvyko balandžio 26 prieš 25 metus Ukrainos Černobylio atominėje. O aplinkos radiacijos lygis iki šiol viršija normas. Nors jau 4 amžiaus prabėgo nuo 4-ame elektrinės bloke įvykusio sprogimo ir dabar niekas gerai nežino, kodėl. Manoma, nepavyko bandymas 4-ame bloke ir jog didžiausios 20-ojo amžiaus pramonės katastrofos priežastis vadinamasis žmogiškasis faktorius – saugumo priemonių nesilaikymas. Beje, avarijos vieta iki šiol galutinai nesutvarkyta, nepastatytos panaudoto kuro saugyklos ir bet kada gali įvykti dar viena nelaimė. Tarybų sąjunga subyrėjo, ukrainiečiai skaito, kad tai čia ne jų nuosavybė buvo, jie nieko nenori investuoti. Europos sąjunga jau nuo tarybinių laikų dovanoja didžiulės sumas
Bet kai nėra gero šeimininko, nėra tvarkos, tie pinigai iššvaistomi gan efektyviai, o rezultatų labai nedaug. Tai sakyti, kad tas Černobylis yra saugus, irgi negalime. Šiuo momentu jis yra saugus tiem, kurie už tos ribos gyvena. Jis nėra saugus, kad ta teritorija neleistina naudoti jokiai kitai veiklai, kaip išskyrus, kad sutvarkyti tą palikimą. Visą gyvenimą skyręs branduoliniai energetikai profesorius primena, Černobylio atominis sprogimas į aplinką paskleidė nevaldomą radiacijos kiekį. Skaičiuojama, išmesta apie 30 tonų branduolinio kuro. Bet kas suskaičiuos tada virš Europos linkusio radioaktyvaus debesies pražudytas gyvybės? Žmonės, gyvūnus žuvusius nuo radiacijos sukeltų lygų apsigimimų. Iki šiol nelaimės zonoje 30 km nuo elektrinės draudžiama gyventi. Būtent Černobylis lėmė tai, kad nemažai valstybių neturi atominių elektrinių. Prieš pat Černobylį Lenkai gan intensyviai statė pas save atominę elektrinę prie Baltijos jūros pakrantėje ir tik Černobylio katastrofa sustabdė tą statybą. Ten jau ir reaktoriaus dalys buvo atvežtos. Sakė, tarkim, Austrai turėjo, bet nepasistatė, ar ne? Pasistatė, bet net nepradėjo eksploatacijos, kadangi tai buvo prieš pat Černobylį ir Černobylio katastrofa atbaidė norą ją turėti. Austrijos piliečiai referendumu pasisakė prieš jos nepaleidimą į eksploataciją. Černobylis labai daug sustabdė. Matomai tas pats bus dabartis po Fukushimos katastrofos. Daug valstybių peržiūrė savo atominės programas. Visų pirma, tai bus susiję turbūt ir su tokiu saugos reikalavimo griežtinimu. Bet kur gali įvykti avarija ir tokiu atveju, ar jinai bus pajėgi sutvarkyti su katastrofos pasekmėmis. Pranešimai iš nelaimės vietos kasdien kelia vis didesnį nesaugumo jausmą, nesvarbu, kiek toli nelaimės epicentras. Po žemės drebėjimo sukelto tsunamio skilo branduolinį kurą saugantis konteineriai. Iš jų iš panaudoto kuro saugyklų į aplinką veržėsi radioaktyvūs garai, o radiacijos prisodrintas reaktoriui aušinti skirtas vanduo pilamas į jūrą. Specialistai ramina, ši avarija netokia baisi kaip Černobylyje. Fukushima tarsi dar vienas įspėjimas, kad žmogaus susikurtam branduoliniam žaisliukui reikia ypatingo atsargumo. Ta sako ir Europos politikos viršūnėse skambantys reikalavimai dar labiau sustiprinti atominių saugumą. Tokiame kontekste daugėja abejojančių atominės energetikos plėtros būtinybė ir Lietuvoje. Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento nuomonė, tai įrodo žurnalo Veidas apklausos rezultatai. Beveik 90% gyventojų įsitikinę, Lietuvai naujos atominės nereikia. Europoje šiandienai veikia 139 atominės elektrinės. Iš jų berods 26 yra aplink Baltijos jūrą. Atstumai santykinai Lietuvoje ir Baltijos šalių atstumai yra menki visiškai. Mes visą laiką daugiau galvojam ir kalbam energetikų primestą logiką. O jų logika yra kokia? Duokit man kuo didesnę galimybę mažesniam sąnaudom pagaminti daug elektros. Kitaip tariant, užtikrinti jums galimybę jos turėti daug. Bet klausimas, ar mums reikia tikrai tiek daug turėti, ar geriau turėti decentralizuotą gamybą, įvairių šaltinių, galimybę pirkti pagal jungtis iš kitur ir tokiu būdu užtikrinti savo gyventojams mažiausią kainą. O Lietuvai turėtų, vis tiek kelias būti ne, pasistatyti vieną didelį pečių, kaip aš sakau, o išanalizavus situaciją turėti sudėtinį pyragą, ta prasme, kiek mes galim nupirkti iš šono, kiek mes galim pasigaminti patys, bet vienas iš didesnių dalykų yra, kaip mes taupiai galim tą elektrą naudoti, nes mes tik tai vieną kol kas sprendžiam klausimą, mes sprendžiam klausimą statybos atominės iš tikrųjų. Branduolinės nelaimės įvyko turtingose valstybėse, ekonomiškai stipriose, gal ne tik turtingose, kiek ekonomiškai pajėgiose. Prisiminkim Černobylis Tarybų Sąjungoje. Kita didelė avarija, bet mažesnė masto, kuri neišplito už atominės elektrinės teritorijos ribų, tai Amerikoje, taip pat turtinga valstybė. Ir dabartis Japonija. Visos tos šalis, kaip ten beatsitiktų, jų ekonominis potencialas yra adekvatus, kad susidoroti su pasiekmėmis. Lietuva ekonomiškai nepajėgi susitvarkyti būtų. Antiek yra brangu, su avarijos pasiekmėmis, su pasiekmių likvidavimu, su tos atominės elektrinės po to išmontavimo. Yra vienas dalykas išardyti, sumontuoti atominę elektrinę, kuri dirbo normaliai ir yra neužteršta. Ir visai kitas dalykas yra išmontuoti elektrinę, kurie išsilyčiusios aktyvios zonos ir visa aplinka užteršta. Matot, avarijos likvidavimas susijęs ne tik su finansiniais dalykais. Visumai visuomenės nuostata arba valstybės piliečių pasiryžimo aukotis.
kur yra vienas pavojus, daleisime, statosi atominės elektrinės arabų šalyse pradėta statyti. Aš labai abejoju, ar ten taip ryšys kas nors aukotis, greičiausiai sės į automobilius arba ant prie nugario ir išlakstys į visas pusės, į kas tada tvarkys. Nuo 5-ojo ano amžiaus dešimtmečio, kai kilo atominių jėgainių statybos bumas, iki šiol branduolinė energetika kovoja dėl pirmos vietos su nafta ir dujomis. Laimėtojų kol kas nėra. Bet įvertinus visus ekonominius ir saugumo aspektus, sąlyginai pigi atominėje gaminama energija bent jau tokiai šaliai kaip Lietuva pabrangsta 10-eriopai. Naujos atominės investuotojai, siekdami pelno, elektros kainų tikrai stipriai nemažins, o lėšų reikės ir panaudoto kuro saugykloms. Pagaliau dar nemokame tvarkyti šalies energetikos ūkio, neturime teisinės bazės ir nesusitvarkome su Ignalinos atominė. Elektra čia negaminama beveik 1,5 metų, bet galutinė uždarymo data vis nukeliama dėl įvairiausių nesklandumų. Pasamdyta kompanija nevykdo įsipareigojimų, o mes vėjais leidžiame didelės sumas. Skaičiuojama, kad iki galutinio uždarymo 29-aisiais darbų kaina sieks 10 milijardų litų. Racionaliausias valstybėje receptas būtų iš tikrųjų pasižiūrėti, kas aplinkui darosi, išnaudoti savo galimybės, turiu visų pirma kruonį pasibaigti, o tai yra tikrai nebrangu. Mums šiandien turint, sakykime, 8 agregatus po 200 megavatų kiekvieną, mes turim pakankamai galingą potencialą ir mes manipuliuodami šiandien laike ir galimybėse nusipirkti energijos visų pirma naktį, visų pirma tos potvyninės, kur eina Rygos kaskadas, Daugavos kaskadas, mes galim pirkti ten pavasariais iš jų labai pigiai elektrą. Žiemą mes galim pirkti naktį, pavyzdžiui, elektrą iš Estų, arba netgi dabar jungtis stiprinama yra Estijos su Suomijos, iš jų galėsim net jeigu ką nusipirkti, arba netgi Švedijos jungtis turėtų veikti abi pusės ir mes galėtume nusipirkti ir tos vėjinės elektros užsikraudinėti kruonį ir tokiu būdu tenkinti, savo poreikius. Man atrodo, kad šiandien reikėtų stipriau žymiai remti racionalų energijos naudojimą ir investuoti į taupimą energijos, o ne į gamybą labai brangios energijos, turime į saulę. Vėjas šitoje vietoje yra toks pakankamai ženklus, sakykime, gali būti balanse energijos gamybos dalykas, bet jis negali būti didelis. Ir čia toje vietoje reikėtų vėlgi žiūrėti tos kombinuotus ciklus. Be jokios abejonės. Tuos ciklus, kurie galim daryti šiandien, tos kombinuotas elektrinės, kurios ir šilumą teikia, ir elektrą gamina. Koks atominių poveikis klimato kaitai nesutariama iki šiol. Naujausi atominės energijos gamybos ir vartojimo poveikio aplinkai tyrimai, suskaičiavus visus CO2 išmetimus, tvirtina, išmetimais atominė geriausiu atveju gali prilikti dujoms. Naujų reaktorių konstrukcijos remiasi 20 metų senumo technologija, o būdo sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą iki šiol nėra. Beje, pasistatę Lietuvoje naują atominę netapsime, kaip žada politikai, energetiškai nepriklausomi. Tol, kol didžiąją dalį įsodrinto urano reikalingo branduolinėms jėgainėms pasauliui tiekia ta pati Rusija kartu su Kazachstanu. Ir to urano atsargas reikia atnaujinti bent kas porą metų.